Šiandien aš tave pakviečiau į mūsų diskusiją apie BIM kokybę ir informacijos kokybės svarbą. Aš pats atėjau į tą BIM pasaulį vien todėl, kad norėsiu geresnės kokybės. Kas yra kokybiškas BIM projektas? Nusipirkai tu iš IKEAs baldą. Dėžutė to tokia mažutė atvažiavo ir ten įsitraukė ir yra instrukcija. Ir tau viskas yra aišku, tu išsitraukiai, tu turi kažkokį tai lentų krūvą, varžtų ten, ištrauki instrukciją ir pagal ją paimi ir susirinkai tą stalą. Tai turim, pavyzdžiui, metalinių konstrukcijų stogą. Jam taikomi yra priešgaisriniai reikalavimai. Taip. Man reikia nudažytas kolonas tam, kad pasiekčiau tam tikrą, atsparumą ugniai. Taip. Kaip man gauti kiekį? Kiek man reikia nudažyti metalinių konstrukcijų? Aš grįžtu prie tos papirinės bylos, atsiverčiam tą papirinę bylą ir turim medžiagų žiniaraštį. Taip. Jeigu dabar tam žiniaraštį būtų ne pavadinimai, ne informacija, o tiesiog kratinys kažkokių tai žodžių. Pavyzdžiui, tas pačias turim kolonas, markiruotės nėra. Pavadinimai, ten kolona kažkokia tai 1, 2, 3, ten kažkokia tai, priešgaisrinių reikalavimų nėra, ir kiekis nors. Taip, tai jeigu brėžiny mes turim kolonių tinklą, jinai turi savo medžiagų žiniaraštį ir techninius ten kažkokių charakteristikų aprašymą, tai ta informacija turi būti apie tos elementus ir modelį. Mhm. Ir pagal ją galima, sakant, grupuoti, varijuoti ir panašiai. Pagal ją jau mes turim informaciją, kaip sakiau, ta nematoma informacija, kuri yra įdėta į modelį, jinai nėra akivaizdžiai ištraukta, bet tas vartotojas, kuris gauna tokį modelį, jisai turi mokėti tą informaciją valdyti. Skaityti irgi. Ja. Tai tu teisingai sakai, tai yra filtrai. Tai yra filtrai, pagal ką mes galim lengvai pasiekti tam tikrą informaciją. Turim perdangą, kuri turi savo kubinių metrų kiekį. Taip. Tai mes iš to automatiškai galim žinoti, kiek mums reikia, resursų tam, kad tą darbą atlikti. Tai pradedant nuo įrengimo datos. Įrengimo data. Įrengimo data. Tai yra tiesiog informacija savybė, ne? Taip, tai yra atskiras parametras, kur tam tikras elementas buvo įrengtas, tada įrengtas tokia įmonė, gali būti atsakingo vadovo, netgi nurodyta, kas tas buvo vadovas, nes tai, sakykime, koreliuoja tiesiogiai ten su statybos darbų žurnalu, be to gali būti pridėta techninė specifikacija, pavyzdžiui, kaip nuoroda į tą vieną ar kitą elementą. Tai ta informacija, kuri svarbu žmonėm, kurie prižiūrės vieną ar kitą ten įrenginį ar kažką. Tai tų papildomų parametrų ten, aš bijau pasakyti, gal apie 20 yra. Nuo to, kaip, sakykime, pradėta buvo prieš 4-5 metus tie rengti konkursai, kur pagrindinis galbūt buvo fokusas ant tos geometrinio suderinamumo ir gavimo suderintų sprendinių, kas irgi gerai, turint tikslą turėti grinus kiekius, kad galėtų įsivertinti sąmatas ir taip toliau. Mato, kad to nebegana ir reikalavimai jie didėja ir irgi tai yra fokusas į pastatų arba tų statinių eksploataciją, priežiūrą. Paprastas pavadinimas, apie elementą. Jisai turi būti korektiškas, jeigu tai yra monolitinė siena, jinai negali vadintis kitaip. O kuris yra tipiškiausia problema? Kur labiausiai žmonės suklumpa su tam parametrinė informacija? Jos netikrina. Tiesiog jos netikrina ir ta informacija yra bet kokia tada. Viešasis sektorius puikiai tą, nenoriu sakyti, nukopijavo, bet pamatė tą naudą ir pastarėjai 5 metai tikrai juda labai į priekį ir, sakyčiau, šiai dienai galbūt net ir lenkia privatų sektorių. Ja. Tačiau tie statytojai, turto vystytojai, kurie pabando, bet teisingai pabando. O ateimi ir juos vedėjai už rankos, sakai, žiūrėk, dabar tą dar galima padaryti. O, fainai, o dabar va šitaip galima padaryti. Galima pasitarimuose naudoti. Kitaip tariant, jie turi suvokti, kam jam tą informaciją, kaip jie gali pasinaudoti. Nuskaityti informaciją yra žymiai paprasčiau iš duomenų bazės, negu iš... Tai aš visuomet sakau, kad mes senai jau taip stengiamės nevartoti to, kad mes kūrėm modelį. Mes kūrėm duomenų bazę. Ir jeigu žinai savo poreikius, tai tada galima ją realizuoti. Ar užsakovai žino savo poreikius? Ne.
bet tam ir esame mes, kai mes pradedam šnekėti apie tai, o tai ko tau reikia, ne, kad taip kaip mes pradėjom su BIM pačiai pradžiai, pats neduosi sumeluoti, o būdavo ateini pas užsakovą, galima va šitą, o visko noriu, ir paskui pradėjai gilintis, o tikrai tau reikia šito, ne, gal šito nereikia. Ir kai tu išsigrynini ko jam tikrai reikia, poreikius, tada sakai, žiūrėk, sprendinys gali būti toks. Tada mes projektuojam 6 mėnesius ir likus mėnesiui dabar sako, nu dabar supulsim ir padarysim projektą kokybišką. Visuose projektuose, kuriuose va toks buvo modelis taikomas, tai buvo tiesiog perprojektavimas pabaigoje, nes mažiausia klaida vedė prie grandinės kitų klaidų. Kokybės klausimai, kokybės užtikrinimas yra viso projekto, jeigu jie turi būti daromas, nes nuo pirminio ten PP stadijos yra vieni klausimai, kurie turi būti užtikrinti, projektavimo pradžiai kitas fokusas į kitus dalykus, pabaigoje yra į dar kitus dalykus. BIM svarbu į raidę. Informacija. Tai tas ir turėtų būti akcentas bet kuriam projektuotojui, kuris modeliuoja, daro kūrė tą modelį, kad jisai turi orientuotis ne į vaizdą. Vaizdas yra irgi informacijos rūšis, kuri yra minimalistinė. Nu, jinai netiek daug tos informacijos duoda. Kiekių aktavimų kontrolė, elementų pagalba. Ne? Kas vėlgi yra tos pačios parametrinės informacijos pagalba, tu gali tai daryti. Statybų vadovas ar projekto vadovas, jisai gaus projektą, ir sakys, o, yra BIM-as, tai čia bus didelis pasiekimas.